Rudens vakaras. Rytoj į mokyklą. Ore pasigirsta mamos balsas. Vaikai, ruoškitės miegot. O širdis net į pakulnes ritasi, kaip pradėti kaulyt, kad mama leistų dar valandėlę pabūt. Ne šiaip, su tikslu. Mano paauglystės metais, 11 valandą, žydrame ekrane užgrodavo iki šiol ausyse skambanti, šiurpuliukus kelianti muzika, o akys išvysdavo tai, kas baugino ir žavėjo sykiu. Twin Peakso miestelis, praneždavo balsas žydrame ekrane. Ir aš prie jo prilipdavau. Neprilipdavau. Įsitaisydavau sesės pašonėje ir įsikamindavau ją į ranką. Iki šiol pamenu per kūną besiritančias jaudulio bangas. Garsas, rūkuose skendintis miestelis, svyruojančios vėjyje pušys, apleisti pastatai, mažai kam užeinamos vietos. Tai, ką pamačiau šįsyk dairydamasi po vietą rudens žiemos kolekcijos fotosesijai, buvo trumpas kvėpavimo sulaikymas ir širdies suspurdėjimas vaikystės prisiminimu. Koks Twin Peaksas? Žavintis, bauginantis ir intriguojantis. Sykiu. Nors myliu vasarą, po jos nerūpestingumo, vėją plazdančių audinių, vienasluoksnių derinių, lengvų tonų širdis ima šauktis tirštų atspalvių, daugiasluoksnių derinių, megztų tekstūrų. Ruda. Vien žiūrint į ją pajunti karšto šokolado skonį, jaukią šilumą, į kurią norisi siaustis. Žemiška, natūrali, dosni, atspalvių gausa, nuo kartaus šokolado iki saldžios vakaro kakavos, primenanti dangų remiančius medžių kamienus, derlingą žemę, ne vieną dešimtmetį skaičiuojančias seno namo grindis. Pilka, kažkodėl visuomet primenanti paprastu pieštuku štrichuotus piešinius. Lengvas brūkštelėjimas palieka vos įžiūrimą dulkėtą atspalvį, spust ranka tvirčiau ir pilkos atspalvis lyg ką tik lietaus nuprausto asfalto. Stipri ir gili, tobula rudeniniam sluoksniavimui ir nekaprizinga derinimui su kitais atspalviais. Vanilė, nepabodusi, neįprasta, išsiskirianti iš kitų baltų atspalvių savo jaukuma ir šiluma. Jausmas, lyg pats ponas ruduo savo teptuku dažydamas viską aplink, nepamiršo ir mūsų ir į pasirinktą baltos atspalvį bakstelėjo savo geltonų piršteliu, kvepianti vaniliniu pudingu, kuria šilto pieno puta ir ant lėkštutės dedanti išvadą, kad kiekvienas sezonas turi savo baltą. O gali palydėti mane į lovą? Pasibaigus Twin Peakso serijai, sušnibždėdavau sesiai. Ir nors matytų vaizdų sukeltas virpulys, nesvetimas buvo ir jai, ji lydėdavo mane. Ir luktelėjus, kol jaukiai susiraitysiu savo lovoje, užgesindavo šviesą. Pasidarydavo jauku, šilta ir gera.